Sveiki prisijungę prie Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanalo. Šios dienos tema – reprezentacinių sąnaudų priskyrimo ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitymams tvarka. Reprezentacinėms sąnaudoms galima priskirti vieneto lėšas skirtas pristatyti vienetą, jos steigimą ar vykdomą veiklą, teikiamas paslaugas ar parduodamas prekes, reprezentuoti Lietuvą, užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais, investuotojais, verslo partneriais ar stiprinti ryšius su jau esamais klientais bei verslo partneriais. Atkreipiame dėmesį, kad reprezentacinėms sąnaudoms negalima priskirti išlaidų skirtų verslo ryšiams su darbuotojais, akcininkais, savininkais bei kontroliuojančiais bei kontroliuojamaisiais vienetais ir kontroliuojančiais nuolatiniais gyventojais užmegzti ar pagerinti. Reprezentacinės sąnaudos pripažįstamos ribojimų dydžių leidžiamais atskaitymais tik tuo atveju, jeigu jos patiriamos su vieneto veikla susijusių ar susietinų konkrečių asmenų naudai. Tai yra esamų ar potencialių vieneto produkcijos ar paslaugų pirkėjų, investuotojų ir kitų asmenų turinčių arba galinčių turėti įtakos užmezgant naujus ir plėtojant esamus verslo ryšius naudai. Reprezentacinės sąnaudos priskiriamos ribojimų dydžių leidžiamiems atskaitymams, tačiau iš pajamų vienetas gali atskaityti ne daugiau kaip 50% patirtų reprezentacinių sąnaudų ir tokių atskaitomų sąnaudų suma negali viršyti 2% vieneto visų pajamų per mokestinį laikotarpį. Per mokestinį laikotarpį vieneto patirtų reprezentacijos sąnaudų dalis viršijanti leistiną 50% dydį ir 2% vieneto pajamų laikoma neleidžiamais atskaitymais. Šioje skaidrėje matote kelis pavyzdžius, kokios išlaidos gali būti priskiriamos reprezentacinėms sąnaudoms. Tai kelionių, apgyvendinimo, vaišinimo, kultūros renginių lankymo, teikiamų suvenyrų išlaidos. Konkretiems asmenims įteikiami daiktai, suvenyrai laikomi reprezentacinėmis sąnaudomis, jei tokie daiktai yra reprezentatyvūs. Kultūros ir sporto renginių išlaidos, jeigu juos lanko vieneto darbuotojai kartu su verslo partneriais, jei tokių renginių metu siekiami reprezentacijai įprasti tikslai ir vienetas gali tai pagrįsti. Pateiksime kelis pavyzdžius, kai išlaidos negali būti laikomos reprezentacinėmis sąnaudomis. Išlaidos, kurios iš esmės netitinka reprezentacijos sąvokos. Pavyzdžiui, prabangos daiktai, butai, automobiliai ir panašiai. Konkretiems asmenims skirto renginio bei konkretiems asmenims suvenyrų įteikimo išlaidos, kai vienetą atstovavo tame vienete nedirbantis akcininkai arba pajininkai. Azartinių lošimų išlaidos. Reprezentacinės sąnaudos pripažįstamos, kai jos pagrįstos juridinę galią turinčiais dokumentais, kurie privalo turėti finansinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų nustatytą privalomą finansinės apskaitos dokumentų informaciją. Laisvos formos dokumentais turinčiais Lietuvos Respublikos finansinės apskaitos įstatymo 7 straipsnyje nustatyta apskaitos dokumentams privaloma informacija, kai naudojama sava produkcija ar teikiamos paslaugos. Teisės aktų nustatytais dokumentais patvirtinančiais prekių ar paslaugų įsigijimą, jeigu prekės arba paslaugos naudojamos reprezentacijai, įsigytos iš kitų ūkio subjektų. Reprezentacinėms sąnaudoms pagrįsti surašomi laisvos formos aktai, kuriuose nurodoma informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti laikotarpį, kurį patirtos reprezentacinės sąnaudos, datą ir sumą. Pažymėtina tai, kad vienas iš informatyviausių šio dokumento rekvizitų yra ūkinės operacijos turinys,
kuris nusako operacijos esmę. Tačiau kai ūkinės operacijos esmė yra aiški iš pateiktų sąskaitų, tai papildomi apskaitos dokumentai gali būti nesurašomi. Tokiu atveju reprezentacinės išlaidos gali būti pripažintos sąnaudomis pagal pirkimo dokumentą, jeigu pagal vadovo nustatytą reprezentacijos išlaidų vertinimo bei įforminimo tvarką jis patvirtina, kad šios išlaidos yra reprezentacinės. Čia pateikta informacija, kaip savarankiškai surasti aktualią informaciją mokesčių klausimais. Mokomieji elektroniniai įrašai skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos YouTube kanale. Dėkojame už dėmesį.